Jai Shri Radhe. Ir vėl nakvojam pas Bridžabasus. Šoniam name vakarinis badžanus kaimelėje vyksta. Be galo dvasingi žmonės, kaip pažiūrai, kad kur bernueisi, visur žmonės su meile sveikinasi. Radai, radai. O tas Radešjam, Radešjam. Atrodo kaimelis, ko čia benorėt, bet va susirinkę vietiniai vakare po darbų. Jau apie 9 valandas dabar. Ir badžanus šventas dainas giedoja apie Viešpatį šlovę. Kai viskas atrodo paprasta. Bet iš tikrųjų kaip ir sudėtinga. Oras susitvarkė, atšilo jau ir šiandieną jau pakankamai karšta buvo, tai 12 valandą jau buvo tikrai didelė kaitra, apie 30 laipsnių. Ir nėra lengva per tokį karštį eiti. Atėjus pas Bridžabasus į namus, tai iš karto pirmoje eilėje puoliau po šaltų vandeniu įsimaudyti. Pas dažnai būna vandenvietės, tai tiesiog tokia vieta, iš kur prisipompuoji rankiniu būdu vandenį iš po žemių, nes vanduo labai aukštam lygiai ir tas vanduo, jeigu ryte maudasi, tai jisai šiltesnis būna, nes paviršių žemės ir jisai būna įšilęs, tai labai smagu. O dienos metu tai jisai, aišku, vėsus, malonus, labai geras. Tai paskubėjau užsimaudyti, kad nuimti viską sunkumą ir kaitrą, nes jau buvo tikrai karšta. Draugiškai priėmė, padarė tradicinį bliūdą, tai karela, tokios daržovės, kurios yra karčios, bet labai naudingos organizmui, su bulvėmis. Aišku, iškepė greitai šviežių roti, ryžių, nes be roti, be čiapačių, be indiškos duonos ne vienus pietus nepraeina ir vakarienė šviežiai keptų. Ir kaip ir tradicinis pas juos ryžiai prie visko, nes indai be ryžių jie skaitosi nėra valgymo ir kaip ir be ročių. Va, įsikūręs esu ant stogo, nes patalpose man per tvanku, aš noriu gaivos, oro šviežio, jie visi stebisi, sako, sušalsi, kaip tu ten mėgi, bet aš labai džiaugiuosi, kad galiu mėgoti ant stogo, nes čia gaivu ir gera. Saulės nėra, tiesa, mėnulis, jaunatis ir žvaigždė žioja. 1000 žvaigždžių viešbutis. Nuostabu. Aišku, tinklelį dar šviesoje užsitraukiu, nes jeigu tinklelio neužsitrauksi nuodų, tai skaityk, kad nemiegosi visą naktį, arba tada turi adėlą užsiklot ant galvos, kad uodai tave netarkuotų, bet tai tvanku bus ir nemalonu. Tai ant stogo labai gerai, nes stogai plokšti yra ir įsikurti ant stogo mano mylimiausia vieta, kur aš dažniausiai ir mėgau, jeigu yra galimybė, keliaujant Indijoje. Rytoj laukia vėl nauja diena, tai kad einu ilsėtis ir jums geros nuotaikos ir Viešpaties palaimos. Radai, radai, Jai Shri Radhe.